Aš žaidžiu puolime, žaidžiu iš viso 2,5 metų maždaug. Puolime žaidžiu nuo pat pradžių gynyboje, dėl to žaidžiu taip puolime, nes gynyboje man iš tikrųjų netaip sekasi gerai kaip kitiem, nemoku gintis gerai. Tai dėl to esu puolėjas, man mėgstamiausia mintis yra dvejetai, ne vienetai, nes vienetus reikia ir ten žaisti, tai sudėtinga būna ten laistyti iš kampo į kampą. Tai va, apie puolimą, tai iš principo labai daug galiu jums papasakot, bet basicai aš nežinau. Tarkim, jūs kaip pradėt žaisti, vis tiek daug, visi žino taisyklės pagrindinės, nuo ko reikia pradėti, kad kamuolį vidury pasistatyti ir panašiai, žinot šitas taisyklės. Tai va, kai pradedi žaidimą, pagrindinis dalykas, kaip, tarkim, pradėti mokytis, nereikia skubėti, nes kai pradeda visi ten kažką, taip nereikia, reikia pradėti nuo tokių elementarių dalykų, kaip pasai tarp žaidėjai, tai čia yra pagrindinis dalykas. Sugebėti pasipasuoti tarp žaidėjų ir sustabdyti kamuolį. Dabar pasipasuoti, sustabdžiau kamuolį. Tai čia basicas, ką reikia mokėti tik pradedant. Nes jeigu nemokėsi sustabdyti kamuolį, tai tu, praktiškai prieš mokantį šiek tiek žaisti niekada nelaimėsi. O nuo to ir prasideda, kad vieni pasitreniruoja ir tada pradeda taškyti sausai visus kitus likusius, kurie nekiek nesitreniruoja. Nes jie išmoksta tos pagrindinius dalykus. Kamuolį pasimuši, sustabdai, pasižiūri, kur galima pasuoti ir tada papasuoji. Tai vat reikia mokytis, pradedant treniruotis, tarkim, puolime grinai, kai aš moku puolimą, tai nuo to ir pradėti, kad atsistoji vienas prie stalo ir tak, ir bandai išmokti valdyti kairę ranką. Galima ir netgi ją kitaip lavinti visai, tarkim, valgyti su kairę ranką. Bet kodėl kai kurie... Įvairiai, man užsirašinėti kairę ranką. Kodėl tą kairę ranką ir išmoktume šiek tiek palyti. Ir aš apskritai pradedu nuo šitos dalies, nuo penketo, nes tai yra absoliučiai turbūt svarbiausia žaidimo dalis. Jeigu tu nežaidi gerai su penketu, tai reiškia visi kamuoliai plaukia į gynėjų, jam muša golus. Jeigu tu nežaidi gerai, tai tada negauni čia pasų ir niekada neįmuši. Tai gaunas taip, kad žaidimas nevyksta vertikalo bankis, nes tu čia nieko nesuvaldai. Aišku, kitas svarbus momentas tai yra suderinti penketas su puolimu, kad tu pasigautum tą kamuolį. Tai pati pradžia, kai jau pramokai šiek tiek pasipasuoti, pradėti pasas turi būti visą laiką, šitas trejetas turi būti prispaustas prie sienos. Visą laiką, be jokių išimčių, absoliučiai jokių išimčių nėra, nebent pasuoti pro tą pusę, tai toj pusė prispaustas. Tai va, prispaustas prie čia žaidėjas ir palenktas 45 laipsnių kampu. Todėl jis tai palenktas kaip pasuoti, kad kamuolys striktų šitoje vietoje. Nesvarbu, ar čia bus, ar čia pasuosi, kad kamuolys atsimušęs, sustotų. Tarkim, jisai sustoja, nes jeigu būsiu atlenkęs atgal, ar kažkaip ten nerangiai, ar padarysiu nerangų judesį, būna dauguma, kai pradeda, tai traukia, tarkim, pasuos čia. Traukia ir kai atsimuša kamuolys į žaidėją, jie ten kažką suvinguriuoja, kažkaip kamuolys atsimuša, ar ten nurieda į šoną, reikia nejudinti praktiškai iš to žaidėjo ir totaliai beveik jį laikyti stabiliai. Ir tik tada kamuolys sustoja normaliai. Tai va čia didžiausia problema būna, kažkokį ten judesį padaro ir nušoka kamuolys. Tai va nuo to reikia pradėti. Visą laiką, kai pasuojasi, laikai prispaudęs prie sienos ir tada pasuoji per sieną arba pasuoji per šitą skylę. Tai yra du pagrindiniai profesionaliai žaidžiant, kad eina visą laiką pagrindę žiūri, ar yra per sieną. Jeigu per sieną, tai tada užtikrintas pasas būna, beveik visą laiką pasipasuoji. Tai va, o kitas dalykas, kai siena, tarkim, yra uždengta, tai pasuoji per čia. Tai čia yra, absoliučiai visas pagrindas. Profesionalų žaidėją pamatytumėt žaidžiant, tai jis jokio kito paso nepadarys per 100 varžybų, tik tai per čia tiesiai, skersą, ir viskas vyks per šitą tarpą ir per čia. Aišku, būna ten dar visokių tokių pasų įdomesnių, bet ten jau sudėtingiau šiek tiek yra. Tai va, ir nuo to reikia pradėti, kad orientuotis į šitą pusę, nebent būna žmonės kairį rankę ir kažkaip jie prieš tą pusę prasme. Ten visiškai tie patys dėsniai, tik kita pusė. Aš ten nelabai moku. Tai va, tai nuo to ir reikia pradėti, kad kamuolys turi būti šiek tiek atgal, kai pradedi žaisti, truputėlį, dabar yra tobulai beveik. Kai šiek tiek yra atgal, tai lengviau ištiesinti yra, nes jeigu jisai visiškai va tai va, trenkytis nueina šoną. Jeigu jis biškai yra atgal, tai trenkyris į tiesiai nueina. Nu, žodžiu, čia reikia asmeniškai aiškintis šitas smulkmenas, bet aš dabar tik basicus jums apibrėšiu. Tai va, kai jis įvyksta puolimas, čia yra atskira erdvė ir vieta.
puolėjas, geras puolėjas visą laiką yra kantrus ir išlaukiantis. Tai kai turi kamuolį, tai turi saugoti ir taupyti, nes prarasi kamuolį tau į kavos bankę. O kiek laiko šiaip limitas ramuoliai? Čia yra 15 sekundžių. Tai praktiškai reiktų... Būna klaida pagrindinė viena iš pradedančių, kad jie, tarkim, turi kamuolį, gal padaro. Tai taip nereikia daryti, reikia visą laiką žiūrėti, tarkim, pasistačiau čia, bet gynėjas kažkodėl ten grybavęs į šoną. Automatiškai tuščia šitą vietą kažkas skersą ar kažkokį. Jeigu gynėjas užsistatęs viską čia, tada tu čia jau nieko nepadarysi, tu turi kažkur pasuoti, važiuoti į priekį ir žiūrėti, tu turi išmokti valdyti kamuolį ir apgauti gynėją. Tarkim, jau aš profesionaliai, kai žaidžiam, tai yra 3 smūgiai, tai yra pull shotas. Va, čia yra pull shotas, tai tu trauki kamuolį ir muši. Va, tai čia vienas iš pagrindinių smūgių, pačių pirmųjų, kurie profesionaliai buvo naudojami, po to atsirado tie front pin smūgiai iš šitos pozicijos, kai tu pasistatai kamuolį po žaidėjų ir muši arba iš delno, kaip aš taip laikau ranką. Tiesiog tą riešą judesį, tokį riešą judesį pakeitė mechaninį tokį judesį iš delno. Gaunasi iš principo tas pats, tik tai daugiau jėgos, daugiau greičio, daugiau tikslumo. Tai čia yra pin shotas. Ir tada tas kitas smūgis, visų žinomas ir kai kurių nemėgstamas, yra snake shotas. Kai tu laikai čia šitoje vietoje ranką ir prasuki, tai žaidėjas apsisuka tėkvą ir kalą į kamuolį. Tu turi patraukti kamuolį. Tai čia yra 3 pagrindiniai smūgiai, kurie apskritai yra naudojami. Profesionaliai žaidžia praktiškai kitų smūgių nenaudojame, bet jau būna ypatingais atvejais muša tokius kikus, tokius iš kraštų. Tai va, čia yra tie 3 pagrindiniai smūgiai, bet jos reikia mokytis, pradėti mokytis jau, kai išmoksti visus tos dalykus, gali jau sugebi šiek tiek pasipasuoti, pasigauti kamuolį ir panašiai. Tada gali pabandyti mokytis jau ir šitos smūgius, nes didžiulė klaida žmonių, kad jie pamato pačią žmogus kalą, smūgius ir visą laiką pataikti ir aš irgi taip noriu mokėti. Ir jie pradeda mokytis tas. Išmoksti ten į netaisyklinį, pasilenkia, ranką laiko taip kažkaip, taip, pavyzdžiui, negalima laikyti, reikia gražiai tiesiai laikyti. Ir jie išmoksta netaisyklinį sneiką, kuris galiausiai niekada ir nepagerėja, nes jie neteisingai išmokai. Tai tokius smūgius jau rimtesnius reikia pradėti mokytis, kai jau šiek tiek apšilai ir porą mėnesių pažaidai ir jau kažką mokiau. Apskritai persilaužti, kad jau pradėtum normaliai žaisti tą futbolą, visi pradeda, paminko jį ir jiem tai tampa tokia pramoga, barinė ir panašiai labai gerai. Ir kai kurie tiesiog prasilaužia, pradeda kažką mokytis ir tada sakau, jie automatiškai, jeigu kažką išmoksta, stabiliai visus taško, kurie žaidės anksčiau su jais, nes jie išmoko kažką jau minimaliai. Tai reikia, jeigu yra laiko ir noro, tai reikia tiesiog ateiti, pasitreniruoti kažkokią smulkmeną, tarkim, šiandien ateini ir nusprendi, kad išmoksiu pasipasuoti per sieną ir bandai pasuotis per sieną, jeigu išmoksiu pasipasuoti per sieną, tarkim, per savaitę. Tai jau kitą kartą, kai žaisi prieš kažką, tu jau galėsi praktiškai sausai varyti per pitaką ir tada puolimą turėsi. Puolimą ateini ir susigalvoji, noriu išmokti iš čia turiu kamuolį, pasistumti ir tolimą kraštą įmušti. Atsistoji ir mokaisi. Išmoksti tokį smūgį, tada išmoksti pasistumti ir mušti trumpą. Ir taip laviruoji, po to, kai turi čia kamuolį, gynėjas, įmušė jam vieną ilgą, jis galvoja, tu vėl ilgą mušė, jisai nušoka, tu muši trumpą. Ir žodžiu, turi kūryba čia yra, turi daug, kaip greituosiuose šachmatuose, turi apmąstyti porą ėjimų į priekį. Jeigu aš padarysiu staigų judesį į priekį ir mušiu trumpą, jis galbūt nušoks. Jeigu aš padarysiu nerangų judesį ir lauksiu kažko, jisai gal liks, o aš už jo